važiuosiu Paryžiaus oro uoste tiksliau, kur turiu dabar kažkur 5 valandų persėdimą, tai man dar liko 3 valandos. Man jie yra 3 valandos miego ir dar, jeigu priskaičiuosim tiek, kiek man pavyko ten valandą pamiegoti lėktuvą, tai 4. Bet aš dabar bandysiu nemiegoti, kad kai aš sėsčiau lėktuvą, aš miegočiau, pavalgysiu aišku, palauksiu ir tada eisiu miegoti. Aš jau pagalvoju jums papasakosiu iš esmės apie šitą kelionę, nes aš šiaip keliauju daug, bet aš jokioj šalyje dar neturėjau kažkaip intencijos ten krausti. Mano maksimaliai kelionė buvo 5 savaitės po Japoniją ir aš kažkaip tai visą laiką tiesiog gyvenau, nesusimaščiau, man lyg ir viskas buvo faina, bet visat nuo pat to laiko, kai aš baigiau mokyklą, manie buvo tas noras pagyventi kitoj šalyje porą mėnesių. Tai dabar kodėl būtent Kanada, ten ir skrandu su tą intenciją pagyventi porą mėnesių. Išsinuomavau kambarį, žiauriai faini šeimininkai yra to kambario. Aš kol dar buvau Lietuvoje ir mes su jais rašinėjomės, tiesiog kartais atsiųsdavo tipo kažkokį update dėl oro. Tai iš esmės tų priežasčių nėra baisiai daug, tiesiog man ten labai patiko. Man labai patiko ten vibas, man labai patiko ten žmonės, žiauriai draugiški, žiauriai malonus yra žmonės. Čia yra visiškai nestereotipas, kad kanadiečiai yra jaučiu vieni maloniausių žmonių, kuriuos man teko sutikti. Ir plus mum lietuviam tenais galima būti iki 6 mėnesių be vizos, jeigu turim tą etą. Tai tiesiog kelionės leidimą realiai. Ir aš dabar turiu, kaip ir minėjau, kažkur 3 valandas. Skrydis truks 10 valandų. Aš planuoju tiesiog jį pramiegot. Aš visą tai planuoju per skrydžius, man niekada nepavyksta, bet žiūrėsim, kaip bus šiandien. Įdomu šiaip, ko maitins. Ir žinot, aš suprantu, kad aš kai mokėjau už bilietą, aš mokėjau ir tuo pačiu už maistą, bet mano galvoj, kadangi aš tai planavau tik skrydį pirkti, tai tas maistas nemokamas. Mano galvoj, su mano matematika. Kadangi noriu turėti interneto jau atskridus į Kanadą, dabar pirksiu savo internetą. Ir šiaip aš patėjau 1,5 metų, ypač kai keliauju ne po Europą, kur mano planas dar kartais galioja, bet už Europos ribų, ar už Europos Sąjungos net ribų, tai ten tarkim Šveicariją, kai keliavau, Norvegiją, tuo labiau kitus žemynus. Aš naudoju elektroninę SIM, jau kurį laiką naudoju būtent Seili appsą ir norim šiek tiek apie juos papasakoti. Tai visų pirma, aš esu bandžiusi ir alternatyvų appsą, bet Seili planai yra kiek pigesni. Ir man asmeniškai pats setupas yra labai paprastas. Bet kai atsisiunčiu appsą, man tik vieną kartą reikia instaliuoti šitą SIM. Ir čia yra gana paprastos tos setupo instrukcijos taip pat. Ir viskas. Nuo to laiko viskas, ką aš darau, tai tiesiog nusiperku man reikiamą planą ir aš jį pasipildau. Pavyzdžiui, tada Kanadai naudoju 3 savaitės. Man per visą laiką nebuvo jokių, kad ten internetas dingtų, kažko neužkrautų. Ir plus labai faina, kad realiai gali tiesiog būnant dar oro uoste ar būnant dar namie nusipirkti savo planą ir kai atvarai, išjungti savo esamą SIM kortelę, įjungti eSIM ir viskas. Ir tu jau turi interneto. Tai kitą kartą keliaujant į užsienį irgi norite visur turėti su savim interneto. Tikrai labai rekomenduoju Seili, aš pati jos naudoju, aš pati jos labai mėgstu. Ir plius jūs dar galite pasinaudoti mano nuolaidos kodu, kuris yra tiesiog Simona Team. Tai aš pati dabar savo nuolaidos kodu pasinaudosiu ir nusipirksiu Kanadai interneto. Tik grįžau iš parduotuvės ir pagalvojau parodysiu, ką nusipirkau. Tai gaila, nepasiėmiau čekio, tai neatsimenu visko kainų. Atsimenu plius minus kelių produktų kainas. Tai šliogės kainavo, man atrodo, $4. Tada šita žuvis buvo su akcija. Aš tiesą sakant, net nesu tikra, kas čia per žuvis. Kažkokia yellowtail. Jinai kaip tokia kaip menkė atrodo, tai $7.7. Morkų kainų tiksliai nepamenu. Tada nusipirkau 18 kiaušinių. Bijau sumeluot, bet man atrodo $7 kainavo. Tuomet juodas šokoladas $3. Riešutų sviestas tarp $6 ir $8 kainavo. Tuno skardinė, man atrodo, kainavo $3. Pomidorų pasta $1 kažkiek. Ir 2 cukinijos kainavo $4. Ir kadangi aš čia atvykau ilgam, tai nusipirkau pirmą proteino, kuris čia realiai sudarė didžiausią mano sumą krepšelio. Aš jį dedu į košę ir jis yra čia vanilinis kažkoks. Be abejo, avižinė košė ir ryžiai. $6 ar $7. Bet čia visai daug. Beveik kilogramas. Ir mini room turas.
Šiaip yra keli dalykai, kuriuos aš noriu padaryti. Jame yra tik tai šita šviesa. Mane vakarais jinai labai erzina, nes jinai yra labai ryški ir aš žiauriai nemėgstu šitų didelių šviesų ryškių. Aš iš tikrųjų galvoju vis, ar man iš Amazono užsakyti lempą kažkokią mažą. Aš aišku labai dar galvoju, ar tikrai man leisti tos pinigus, bet 2 mėnesius gyvent kažkur nėra mažai. Tai aš dėl to labai apie tai galvoju, plus aš pagalvoju gal net užsakyti druskos lempą. Bet aš dar pagalvosiu, nes yra tarp praeitų rūmai to likę šitie augalai ir jie yra kartu su girliandom. Ir aš galvoju, kad jeigu aš pakabinsiu, nes čia aš kaip suprantu, anksčiau jos ir kabėjo. Šitas irgi dalykas man nepatinka ir aš jį noriu kažkuo uždengti. Tai jaučiu šitom girliandom ir uždengsiu, tik man dar reikia nupirkti. Tiksliau nereikia, aš šiandien užsakiau iš Amazono, tai man rytoj turi ateiti ta lipneškė tokia abipusė, tai aš galvoju su ją pakabinsiu. Ir dar dalykas, kurį užsakiau iš Amazono, iš praeito rūmyto liko tik pagalvimų užvalkalai ir aš dabar tiesiog miegu ant nuogos antklodės, tai užsakiau dar ir užvalkalą. Yra čia tokie 2 staliukai, tai vienas toks šalia lovos, kitas priešais lovą. Ir šiaip šitą stalą dar galima kaip darbo stalą naudoti ir man sakė, kad man kėdę paskolintų. Tai jo, pro langą vaizdas toks, kiti namai ir tiek iš esmės. Nu ir ten yra spinta. Ir dar pagalvau parodysiu, ką aš pasiėmiau šitom, turėjau 2 savaitėm, 2 mėnesiam, kol aš čia būsiu. Tai keliavau aš tik su rankiniu bagažu, bet keliavau su 2 bagažais, tai su kuprinė ir lagaminu. Galvoju, tiesiog greitai jums parodysiu, ką aš su savimi pasiėmiau ir ko nepasiėmiau. Pavyzdžiui, ką iškart jau vakar nusipirkau. Tai iškart vakar nusipirkau makiažo valymo servetėlės ir nupirkau dezodorantą. Žinokit, jis taip skaniai kvepia persikais. Nu, standartiškai pasas piniginė. Ir savo piniginės aš neištuštinau, tai čia yra tiesiog labai daug lietuviškų visokių kortelių. Tada ant manęs visą kelionę kabėjo, kas turiu pripažinti, buvo labai patogu mano juostinis. Tada pasiėmiau šį sviestą. Tai jo, čia kol kas rodo viską, kas buvo mano kupriniai. Šampūnas, turiu 2. Vienas toks gydomas, antras paprastas. Nagam aliejuką. Turiu 2 pleistrus, ten žirklutės. Tada drėkinamas kremas, kurio čia iš tikrųjų beveik jau nebėra. Šiaip make-upą visokio turiu, bet jis dabar ten, tai gerai parodysiu. Pasiėmiau saulės kremą, BB kremą, konsilerį, antakiams šepetėlį. Šitas man labai nepatinka, nes jis man jau antrą kartą šitas palūžta. Man kažkaip nelaiko visiškai šitas iš Essence. Tada turiu eyelinerį, tušą, powerbankas, Kindle, pretzelio, kuriuos man davė per skrydį, drėgnas servetėlės. Nu ir dar turėjau tokį maisto indelį, nes jame buvo mano pusryčiai. Tada pasiėmiau su savim filtrą vandeniui. Ar aš eisiu į kalną ir iš ten imsiu sniegą ir jį filtruosiu į vandenį, aš nežinau. Bet kadangi klausimas nėra ne, aš nusprendžiau pasiimti. Nu, jis neužima daug vietos ir aš vis norėjau išbandyti šitą filtrą. Aš neįsivaizduoju, kaip tiksliai jis veikia. Gal bus proga išbandyti. Nu tada iš namų pasiėmiau magnio, visokių pakrovėjai, kameros tovai. Ir dar iš make-upo pudrą. Miego kaukę, šaukštelį, nes man sesė į advento kalendorių įdėjo ir man jis labai patiko. Akiniai kompui. Biškiai juokingai su jais atrodau, nes jie labai dideli tokie yra. Va. Ir dar man tėtis davė šitos hand warmers. Aš neįsivaizduoju iš tikrųjų, kaip jos tiksliai naudoti. Aš kažkaip mačiau, kad žmonės tiesiog prisilipina. Nu dar kompą turėjau, užrašinę ir kaukę šitą. Lagaminę mes turim iš Švedijos pasiėmiau proteininių batonėlių. Ir dar lagaminę turėjau sesės tokių raštelių, nes mes darėm su sesėm šiais metais advento kalendorių viena kitai. Tai šiandien, pavyzdžiui, išsitraukiau iPad'as. Ir visa kita yra rūbai realiai. Kai kurie dalykai kaba. Ten yra mano apatiniai visokie. Čia yra flysas, labai šiltas, maikė, džinsai ir rankšluostis. Tai turiu tokį megztuką. Žinokit, rūbų ėmiau labai minimaliai, nes aš pagalvojau, aš vis tiek noriu čia labai nusipirkti kažkokį megztuką jaukų. Ir plius man tiesiog jau nebetilpo tai. Ten dar kaba termo rūbai, man pižama, kojinių daug. Ten 2 poros džinsų kaip rodžiau ir dar porą džinsų. Maikės, sportinė apranga. Ir dar man čia buvo tilpę kėdai. Aš abejoju, kad aš su kėdais vaikščiosiu lauke, bet aš noriu į sporto salę. Čia kažkokią rasti užsirašyti. Ir žinot, dabar, kol šnekėjau, aš pajutau, kad kažkaip mane traukia mėgelis. Kas, už lango, pygina saulė tiesiog. Dabar yra 1:30 tik. Bet klausimas, kiek Lietuvoje. Aš paprastai numiegot biškį vėliau, bet, tai paaiškina mano norą prigulti. Tai iš šio video būtų tiek. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjot. Jeigu norite toliau pamatyti, kaip man seksis Kanadai čia jau ne tiek keliaut, kiek biškį pagyvent, kviečiu prenumeruoti mano kanalą. Jeigu jums patiko šis video, tai paspauskit like. Susimatysim kitose video.